labai populiarus mitas, jog mikčiojimas atsiranda dėl išgąsčio. Daug žmonių yra įsitikinę tuo, kad kažkokios neigiamos emocijos arba išgąstis santykiai šeimoje buvo mikčiojimo priežastis. Tai yra neurofiziologinis sutrikimas ir visi žmonės, visi vaikai išsigąsta, patiria įvairių emocijų. Mikčioti pradeda ne kiekvienas. Pradeda tas, kuris turi polinkį šitai problemai atsirasti. Ir stresas ar kažkas gali tik tai paskatinti pirmų požymių atsiradimą. Tai noriu, kad tėvai nesijaustų kalti, kurių vaikams atsitiko ši problema, nes dažnai jaučia tokį vidinį nerimą. Gal galėjom nevažiuoti, gal galėjom pažiūrėti labiau, gal subarėm, gal to nereikėjo daryti. Tai padėti žmonėms nesijausti kaltiems, kad taip atsitiko.